Taigi, sveiki visi. Esu Panevėžy ir šiandien tikslas perplaukti 30-40 km su savo kajaku. Pradėjau plaukti nuo Panevėžio ekrano marių užtvankos ir planuoju pabaigti šiandien prie Krekenavos apžvalgos bokšto. Plius minus 30-40 km. Turėtų būti. Aišku, nežinau, kaip man čia seksis, nes vis dėlto vis tiek filmuoju jums savo mini dienos kelionę. Tas biškį atima laiką. Bet matysiu, kaip čia seksis, gausis kaip gausis iš kitos pusės. Bet turim visą dieną, dabar yra lygiai 10 valanda. Tai tikrai laiko gan daug. Iš karto pasirūpinu papildomą įrangą, tikiuosi puikiai mane girdi dabar. O matau priekį plūdę, žvejoja kažkas. Reikia šunių praplaukt. Plūdę matau, bet žveja tai nematau, žinokit. Aš taip jau tyliai, jau sakau, praplauksiu pro šoną. Kaip škludyti. Na, pažiūrėsim, gal ir kas užkybė. Ir plūdę dovanų gausi. Kažkas užkabino. Plūdė 6 gramų. Sistema tokia įdomi. Pavadėlis, svarėlis, dar čia. Na, viską ištraukiu, po to susitvarkysiu. Jeigu neminėjau, tai plaukiu Nevėžio upe. Panevėžio mieste. Visą gyvenimą gyvenu Panevėžy. Nuo pat pirmų gyvenimo metą ir niekada nesu plaukęs Nevėžį. Tai realiai pirmas kartas, kai plaukiu Nevėžį. Tai irgi faina. Po 32 metų prasiplaukti. Dabar pirmoji atkarpa bus realiai per miestą. Čiuku, 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 čiuku. Rytiniai garsai.
svarsčiau iš vis šitos atkarpos net neplaukti iš tikrųjų, bet kadangi nesu niekada plaukęs, pliamas, sakau, nu reikia praplaukti. Nors vieną kartą reikia praplaukti. Antrą kartą turbūt ir net nebeplaukčiau. Nebent kitais tikslais, žvejybos ir panašiai. Na va, praplaukėm dar vieną tiltuką. Ten tolumoj iš karto dar vienas matas. Eik sau. Nemačiau, kad ten šaka, sakau, gražiai praplauksiu, geras vaizdelis bus. Šoną pradėjomės. Apačioj šaka. Nu ką, ten tolumoj, nebe taip toliai užtvanka. Ir čia pagal viską reikės man jau kažkur lipti ir palei krantą traukt. Čia toks nemažas atstumas bus. Nes ten dar pagrindinis automobilių kelias, tikrai mašinų daug būna. Žodžiu, kažkaip tai nežinau, kur čia man dabar bazuotis, laipintis. Gal netgi čia reikia jaučiu. Ir laipintis man. Nepamest nieko.
Ba! Nu ką, plaukiam toliau. Kaip čia tu? Plaukiam toliau. Viską susipakavau, susidėjau. Manau, dabar prasidės įdomybės. Vanduo žiauriai rudas. Kaip šūdas. Gerai. Pasiėmiau biškį riešutukų pagriaužt. Proteino. Ir galim toliau judėti. Ramybė kokia. Jūs tik pažiūrėkit, kokia ramybė. Paklausykit. Patys geriausi gyvenimo tokie momentai, kur tiesiog taip gera širdį. Net nežinau, kaip apibūdinti. Kadangi mano pirmieji tokie plaukimai, tai tuo labiau. Drugėlis skraido. Ramybės terapija. Ir kamera gal nelabai matos. Koks ten briedis narda. Labą dieną, plaukia. Sveiki. Aktyviai gaudo. Ten vienas užmerkio. Ką gaudat? Vėžių. A, Labai daug. ten iš tolo plaukiu, bliau, net nesupratau, kas šnarda. Ne, vėžių. Sakau, gal kokie gyvūnėliai šakinėja. Žinomas, kad tas paukštis nardė. Vėliais jas koja tikrai. Nu ir kaip pagaut kažką? Ir aš taip patikiu tam to pastu. Gerai. Nežinau. Link Rekenavos šiaip tikslas, bet nežinau, ar nuplauks. Kiek laiko plaukia? Nu, 2,5 valandos. A, tai viena eurų. Nu jo, Kur plaukia? nuo ekrano užtvankos. Nu tai, ačiū. Niekur neskubu, paviški. Gerai, jums irgi sėkmės. Žmogus gaudo vėžius, ne vėžio upė. Tolo galvoju, bliava, kas ten toks narda. Galvoju, koks bėbras gal. Bet iš karto aš jums galiu pasakyti, kad tokie siauresni upė, va, kai tokie vaizdai, medžiai prikrytę ir taip toliau, nu visai kitas malonumas plaukti. Tokia ramybė, jokio triukšmo. Vienas kitas žmogus arba išvis nei viena. Nu, man tai fantastika. Dabar aš pradėjau jausti tik tai malonumą šios trumpos kelionės. Kažkokie dalykai prieki. Gal net nepraplauksiu, blemba. Žolės kažkokios didelės. Nesinorėtų man čia braidyti kažkaip. Nelabai patraukli ta upė. Kaugė kaip. Čia įdomu iš vis. Plaukia kada nors kažkas. Ar aš čia vienas toks.
Bandau čia neturi. Aplaukti reikia. Eik tu savo. Spėkit, ką pamečiau. Pliot, gal nenuskenda. Ai. Meškerę pamečiau. Sukabina už žalių. Bliam, ai va. Tik čia, blia. Radau. Į laikiklį geriau įsidėsiu dabar, nėra tokių labai medžių. Bet vis tiek negerai, reikės man pasidėti, nes čia užkabins. Nieko, svarbu nepaskandinau, viskas gerai. Ir bent jau pastebėjau, kad pamečiau. Kas būtų? Šaukštai popiet ir meškerės nebėr. Biškį yra pričiūsi čia dabar. Čia reikia jau palaikyti greitį, nes gali sustoti ir pastrikti. Čia reikia perplauks iš vis. Eik savo, kur aš čia radu. Nu ką, ir dar vienas tiltas. Net nebežinau, kelintas čia. Jeigu jūs, draugai, skaičiavot ir žinot, kelintas čia tiltas jau mano, parašykit komentarą, nes aš jau pamečiau tikrai skaičių. Spėju gal koks 7. Tai nežinau, ar pataikiau ar ne. Kažkaip galvoju, kad 7, bet tiksliai nebežinau. Panevėžio rajonas. Kepuriukus kažkieno leidžia. Puma. Eik tu šiek. Bet šiaip aš jau esu kažkur netoli Berčiūnų. Kažkur nebetoli, tikrai čia keletą jaučių kilometrų liko. Bet šita upė išvis nelabai turistinė, nėra jokių poilsėviečių, nieko. Jokių sustojimų realiai nėra, visur apaugę, krūmai, medžiai ir pievas iki kaklo. Ar net virš galvos, arba privačias teritorijas, sodybas ir taip toliau.
ir ant tų žodžių. Pasižiūrim, gal čia galima ir sustot. O, ką tik išsakiau, kad nėra vieta ir va pukšt ir yra. Ant tų žodžių. Tik pasakiau. Ir bam, vietikė. Porą kibinų įkalsim. Ir toliau judėsim. Bam. Nulūžo viršūnė, žodžiu. Iš kairės. Jo, papa. Einas. Gražiai nulaužiau. Sutrumpinau tiesiog pačią meškerę, aišku, nebe tokia jautri galūnė vis. Šiaip labai ganėtinai rami tokia upė, kliučių tokių rimtesnių labai mažai. Posūkių vinguriukų yra, gylis geras, bet jeigu kas norėtume plaukt Nevėžiu, tai taip, ramiai pasiplaukit čia gerai, bet jeigu nori taip ekstremaliau įdomiau, tai gal biškį ir nuobodoka ta upė. Aš jau pats norėčiau kažko rimčiau, kad jum turėčiau ką pafilmuot labiau. Nes dabar net nėra ką filmuoti. Tas pats per tą patį. Na aišku, vaizdai truputį gal ir keičias. Kažkokias kliūtis kartais būna truputį kitokias. Bet principe tai. Vandens tai įsidėjau jau, kad tikrai nepritrūkčiau. Strigau biškį. Plem. Fuck. Meškerė kaip kliuvinys biškį. Už ratuko užkyba blemba. Medis. Vos išplaukiu. Šiandien greičiausiai, kaip planavau, tikslą nepasieksiu tokią tolimą. Krekenalas. Galimai Naujamieste užbaigsiu šios dienos
tokia kelionė. Gal kada nors pakartosim. Nu, matysim dar kaip čia kas dabar yra. 3:30 jau. Bet galimai. Labai nesinori iki vėlumos čia plaukt, vis tiek rytoj į darbą. Dar kajaką nusivežt, pasidėti garažą, išsivalyti ją, žodžiu, visokių reikaliukų dar. Tai norėtųsi užsibaigt kokią 7 bent jau. Šiandien sekmadienis. Kažkas plaukia vandenį. Nelabai matęs turbūt. Bebriukas gal. Sudėjau kitą guminuką. Bet nelabai čia kas kimba. Kažkaip tai man tai aplamai upėse visą gyvenimą kažkaip sunkiau bent jau nevėžiu. Nors daugiausiai upėse nevėžiu gaudydavau, žvejodavau. Bet kažkaip niekada stebuklų labai. Aišku, esu pagavęs. Bet nestebina kažkaip, kad niekas nekimba. Nu ką, paskutinis šios dienos kelionės tiltukas. Ir nuo čia jau yra oficialiai naujamiestis. Peržiūrėjau, kiek kilometrų nuplaukiau. Tai vienoj vietoj buvo Stravos paklaida. Tiesia linija tiesiog kažkaip užfiksavo, nors buvo didelis vingis. Tai plius minus 0,5 kilometro, tai tikrai praradau. Tai bendras rezultatas būtų apie 23 km per beveik 8 valandas. Pagal Stravą čia. Tai dar truputį čia paplauksiu, esu nusimatęs vieną lokaciją, kur turėtų būti geras krantas, kur man išlipti. Bus galima ir privažiuoti tuo pačiu prie pat. Tai atvažiuos žmona manęs pasiimti. 6:30. Realiai dar tikrai prasiplaukčiau. Dar kokią valandą, pusantros tikrai drąsiai galėčiau plaukti. Bet pasižiūrėjau mapsuose, kad blemba, jeigu dabar neišlipu, tai po to bus labai sudėtinga. Prasidės laukai labiau ten tokie. Tai privažiavimas bus labai sudėtingas. Tai žodžiu. Na ką, bičiuliai, čia greičiausiai aš ir lipsiu. Ten kur tas smėliukas.
Nu va. Čia ir užbaigsiu savo kelionę. Laukiu, kol žmona atvažiuos manęs pasiimti. Dar mielai tikrai prasiplaukčiau ir toliau. Bet po to nebebus, kas manęs pasiims. Tai tenka čia jau užbaigti. Iki Krekenavos man liko grubiai 17 km. Tai iš tikrųjų irgi gan nemažai dar. Patasau biškį. Tai būtų kažkur 3-4 valandas plaukimo. Tai realiai dabar 7, tai kokia 10-11 tik baigčiau. Tada kol dar atvažiuotų manęs, kol grįžčiau namo, labai vėlai gaunasi jau. Plius rytoj į darbą ir panašiai. Ir dar reikia visą tai susitvarkyti. Tai va, šiandien įvykiu grubiai 24 km. Kaip antras išplaukimas, sakyčiau, gal irgi neblogai. Aišku, tikslas buvo stambesnis, bet atsiprašau, neįvykiau. Bet aš manau, dar šitą upę mums dar reikės sugrįžti ir tą Krekenavą tai tikrai pasiekti. Gal nuo šito taško ateiti ir plaukti iki kokių Kėdainių. Matysim. Tai vat, ačiū, kad žiūrėjot ir iki greito.